Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją. Ta naktį buvo paleisti 7 šūviai į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 40 dienų paieškų pagaliau surasta dingusi Vajagų šeima. 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance. metų, gegužės 29 dieną, ankstyvų rytą Kauno mieste įvyko šokiruojantis nusikaltimas, kuris sukėlė bangas visoje šalyje. Ramų rytą sudaužė smurto aktas, kuris paliko daugiau klausimų nei atsakymų tiek tyrėjams, tiek visuomeniai. 31 metų verslininkas ir milijonierius Aurimas Rapalis buvo žiauriai užpultas savo prabangiame bute prestižiniame Bokštės komplekse, Kauno širdyje esančiame turto ir modernumo simbolyje. Įtariamasis 17-metis paauglys iš Ruklos, mažo miestelio, žinoma dėl socialiniai pažeidžiamų ir ekonomiškai sunkiai besiverčiančių šeimų. Iš pirmo žvilgsnio šie du asmenys atrodė kaip diena ir naktis. Vienas – sėkmingas verslininkas, gyvenantis prabangos kupiną gyvenimą. Kitas – paauglys iš nepalankios aplinkos. Bet kas galėjo sujungti šios du žmonės? Ir kodėl šis, atrodytų atsitiktinis smurto aktas, paliko tiek daug neatsakytų klausimų? Bokštas, kompleksas, kuriame gyveno Rapalis, yra prabangos ir išskirtinumo vieta. Jo konstrukcija talpina aukščiausios klasės butus ir biurus, kurie smarkiai kontrastuoja su kukliais Ruklos namais, kuriuose užaugo įtariamasis Edgaras. Rapalis net čia nebuvo paprastas gyventojas. Būdamas vos 31 metų, jis jau buvo sukūręs sėkmingą IT verslą – Hostinger, kurio biurai driekėsi visame pasaulyje, nuo Kauno iki Brazilijos. Jis važinėjo prabangiausiais automobiliais, tokiais kaip Ferrari 458 Italija ir Audi R8, o jo socialiniuose tinkluose buvo gausu egzotiškų kelionių ir aukščiausios klasės technologijų nuotraukų. Tačiau nepaisant savo sėkmės, Rapalis buvo uždaras žmogus, retai pasirodantis viešumoje. Rukla, mažas miestelis netoli Kauno, yra toli nuo Rapalio gyvenimo blizgės ir šlovės. Žinoma dėl socialiniai pažeidžiamų šeimų ir ekonominių sunkumų, tai tokia vieta, kur galimybės yra retos, o ateities perspektyvos dažnai atrodo neaiškios. Edgaras, 17-metis įtariamasis, kilęs iš vienos iš tokių šeimų. Jis užaugo didelėje šeimoje, kur ištekliai buvo riboti, o gyvenimas toli gražu nebuvo lengvas. Tačiau kažkaip jis užmezgė ryšį su Rapaliu. Ryšį, kuris galiausiai baigėsi tragedija. Bet koks buvo šio ryšio pobūdis? Kodėl turtingas verslininkas, gyvenantis prabangos pasaulyje, būtų glaudžiai bendravęs su paaugliu iš skurdžios aplinkos? 2015 m. gegužės 28 vakare Edgaras atvyko į Rapalio butą. Jie kartu praleido kelias valandas ir atrodė, mėgavosi vienas kito kompanija. Tačiau, kai naktis virto ankstyvų rytų, nutiko kažkas siaubinga. Apie 4 valandą ryto, kai Rapalis gulėjo lovoje ir rašė žinutę telefone, Edgaras staiga užpuolė jį peiliu. Kas tiksliai sukėlė šį smurto aktą, lieka neaišku. Tačiau jo padariniai buvo siaubingi. Nepaisant to, kad Rapalis buvo fiziškai stipresnis, jis buvo mėgstantis sportuoti ir reguliariai lankėsi sporto salėje, jis negalėjo atsilaikyti staigiam ir žiauriam užpuolimui. Kovojant už gyvybę, Rapalis sugebėjo išmušti peilį iš Edgaro rankų ir net sužeidė jį į koją ir į ranką. Tačiau žala jau buvo padaryta. Rapalis patyrė mirtiną žaizdą aortoje ir jo gyvybė pradėjo blėsti. Gebėjo pasiekti pastato apsaugos postą. Apsaugos darbuotojas nedelsiant iškvietė pagalbą, tačiau buvo per vėlu. Nors Rapalis buvo skubiai nugabentas į Kauno klinikas, žala buvo per didelė. Rapalis prarado daug kraujo, o jo aorta buvo mirtinai pradurta. Gydytojai kovojo dėl jo gyvybės, tačiau sužalojimai buvo pernelyg sunkus. Po dienos jo šeima priėmė širdį veriantį sprendimą atjungti jo gyvybės palaikymo priemonės. Paskutiniu dosnumo aktu jie padovanojo jo organus, tikėdamiesi, kad net mirtį Rapalis galėtų padėti kitiems. Tuo tarpu Edgaras buvo areštuotas nusikaltimo vietoje. Po užpuolimo, kai Rapalis bėgo gelbėdamas savo gyvybę, Edgaras susibarikadavo bute. Policija atvyko greitai, tačiau paauglys atsisakė atidaryti duris. Galiausiai jis sugebėjo paskambinti vyresniajai seseriai, kuri maldavo jo leisti pareigūnams įeiti. Edgaras po kurio laiko sutiko. Jis buvo nedelsiant sulaikytas, jo rankos vis dar kraujuotos. Jis buvo nugabentas į ligoninę gydyti sužalojimų,
kurios patyrė kovoje su Rapaliu. Pradinio tardymo metu Edgaras prisipažino nusikaltimą, tačiau pateikė motyvą, kuris tyrėjus paliko skeptiškus. Jis teigė, kad norėjo pavogti Rapalio prabangų Ferrari 458 Italiją, nors ir nemokėjo vairuoti. Pasak Edgaro, jis planavo, kad jo vyresnysis brolis išveš automobilį. Tačiau šis paaiškinimas kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Kodėl paauglys, neturėjęs jokios nusikaltimų istorijos, staiga nuspręstų įvykdyti tokį smurtą dėl automobilio, kurio jis net negalėjo vairuoti ar logiškai parduoti? Ir jei motyvas nebuvo vagystė, kas dar galėjo paskatinti jį užpulti vyrą, kuris, atrodė, jį priėmė savo namuose daugelį metų? Tyrėjai sunkiai suvokė Edgaro istoriją. Jo šeima Rukloje išreiškė nepasitikėjimą jo prisipažinimu, leisdama suprasti, kad tarp Edgaro ir Rapalio buvo daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Edgaras dažnai lankėsi Rapalio bute, dažnai nakvodavo ten. Jis neturėjo prieigos kortelę į saugomą bokštos kompleksą, kas rodo tam tikrą pasitikėjimų lygį tarp šių dviejų žmonių. Tačiau koks buvo šio pasitikėjimo pobūdis? Dar labiau apsunkinant bylą, atskleista, kad Edgaras nebuvo vienintelis paauglys iš Ruklos, lankęsis Rapalio bute. Kiti berniukai, taip pat iš socialiai pažeidžiamų šeimų, buvo nuolatiniai svečiai. Jie teigė, kad jiems buvo mokama už darbą su kompiuteriais ir buto valymą. Tačiau tyrėjai kelia klausimų. Ar šie apsilankymai buvo daugiau nei tiesiog darbas? Kai kurie spekuliuoja, kad Rapalis galėjo šiuos berniukus gelbėti būdais, kurie viršijo paprastą pagalbą. Kiti turi tamsias teorijas. Pats Edgaras teigia, kad su A. Rapaliu susipažino, kai jam buvo tik 13 metų ir juos supažindino 11-metis vaikas iš Ruklos. Jei taip, tai tuo metu Aurimui buvo 27 metai. Taigi, pasakykite man, mielas žiūrovai, kodėl multimilijonierius leistų savo laiką su daugybė jaunų berniukų iš skurstančių šeimų? Gelbėti juos, duoti jiems pinigų ar maisto, tai visiškai normalu. Bet ar bet kam dalinat savo namų raktus? Atsižvelgiant į atrodytų nelogišką nusikaltimų motyvą, ypač kai pasikliaunant žudiko pasakojimu, Rapalis dalino pinigus iš kairės į dešinę ir faktą, kad šie jaunuoliai nakvodavo jo bute, tai piešia labai įdomų vaizdą. Nesupraskite manęs neteisingai. Tai vis tik gali būti tiesiog beprasmis smurto aktas. Tai gali būti netgi kažkokio nusikalstamo pasaulio užsakymas. Tačiau, atsižvelgiant į visus faktus ir keistą vidutinio amžiaus multimilijonieriaus elgesį, aš paliksiu jums spręsti. Tačiau be Edgaro bendradarbiavimo visa tiesa lieka paslėpta. Tie, kurie pažinojo Rapalį, jį apibūdina kaip gerą, pozityvų žmogų, norėjusi padėti kitiems. Tačiau jo santykiai su šiais paaugliais lieka paslaptimi. Tuo tarpu Rapalio šeima lieka su praradimu. Žmogus, kuris atrodė turėjo viską – turtą, sėkmę ir šviesią ateitį. Kauno apygardos teismas 18-metį Edgarą Junčkevičių nuteisė 10 metų kalėti už sąmoningą Aurimo Rapalio nužudymą. Maksimali bausmė nepilnamečiui. Teismas taip pat įsakė Januškevičiui sumokėti 30 000 eurų nematerialinės žalos Rapalio motinai Ritai Rapalieniai ir 20 000 eurų jo broliui Dainiui Rapaliui, taip pat 1500 eurų už medicinės išlaidas. Nepaisant nuosprendžio, lieka neaišku, kaip Januškevičius, kilęs iš mažas pajamas turinčios šeimos ir neturintis jokio turto, įvykdys finansinius įsipareigojimus. Nukentėjusiojo šeima ir prokuratūra priėmė nuosprendį, teigdami, kad jis buvo teisingas ir sąžiningas. Aurimo Rapalio nužudymas yra istorija, kuri neturi paprastų atsakymų. Tai dviejų pasaulių susidūrimas – turto ir sėkmės, bei sunkumų ir vargo mišinys. Kokios paslaptys lieka už Edgaro tylos? Jei turite minčių apie šią bylą, pasidalinkite savo teorijomis komentaruose žemiau. Ir jei ši istorija jums atrodo tokia pat įdomi kaip ir mums, nepamirškite paspausti patinka ir galbūt užsiprenumeruoti, kad nepraleistumėte nė vieno naujo video. Likite smalsūs, likite saugus ir pasimatysime kitą kartą.